Labas rytas, išmiegojom naktį Varšuvoj. Tai žinokit, oras ne kažką ir pasikeitė, dangus vis dar pilkas, šalta ir vėjuota. Tai mes jau papusryčiavom, dabar geriu kavą ir po truputėlį judėsim link Prahos, link Čekijos. Tikiuosi, kad Čekija mus pasitiks svetingiau truputėlį ir oras bus fainesnis nei čia. Tai Lenkija išlydi mus ir vėl su lietum, oras labiau primena rudenį negu vasarą. Tai va tiek 450 km iki pasienio su Čekija. Tai ten neprisimės degalų, mums užteks? Ne, dabar prisimės dar čia. Tai gero kelio. Tikiuosi lietus greitai baigsis ir bus labai smagu važiuoti. Saulė išlys, bus vasara. Deginsimės Gustę, pasiėmė 3 maudomus, ne Gustę? Žodžiu, sustojame dabar, kaip sakoma, į tualetus, kavelės. Liko apie 260 km iki Čekijos sienos. Laukiu, vyras man parneš kavos grįžtant. Trumpas sustojimas pramankštint kojas. Dar tik antrą dieną kelionės, bet atrodo, aš jau pavargau. Nežinau, kažkaip išlepus mergaitė esu. Greičiau gal nuo to šalčio ir lietaus, negu kad nuo pačio keliavimo. Tai va. Jo, artėjom link Vroclavo iš tikrųjų ir iki Čekijos sienos lieka tik 112 km. Dangus apsiniaukęs, debesis sunkus. Bet lietaus kol kas dar daug nebuvo, keli lašai nukrapnojo čia. Dabar rodo 17 laipsnių šilumos. O dar upę tuoj kirsim didžiulę. Va ten va tas tiltas, kur matosi, va, priartinau, tai matyt per tą upę. Tolumoj matosi kalnai. Žiūrėkit. Ir iki Čekijos 69 km, 57 minutės. Šiaip tai stosim valgyti mes dar kažkur tais pasienyje. Bus pietų metas, kaip tik pusė 3. Šilumos nėra per daugiausiai, 17 laipsnių šilumos. Dangus niaurokas. Ką aš galiu pasakyti? Pati kelionė, mes jau beveik 4 valandas važiavom, manęs dar kol kas neišvargino, kas yra keista. Gal buvau morališkai nusteikus važiuoti toli šiandieną, tai gal dėl to. Važiuojam tuneliukų šviesa tunelio gale jau matosi. Tuo išlysim ir mums tik beliks 25 km iki pat Čekijos sienos. Mes visai šalia Čekijos. Atvarėm į kažkokį miestelį, dabar ieškosim kavinės, kur pavalgyt. Kaip vadinasi? Liubovka miestelis, ne? Taip, Rabat. Į šitą kavinę? Nu ką, žinau, žmonės ėjo, tai gal nieko tokio. Valgyt vis tiek duos. Oi, vaikelė, kaip čia kokia. Ieškokit tos, aš negaliu čia valgyti. Čia smirda. Jūs neįsivaizduot, kaip toj kaviniai dvokia. Aš net nežinau kuom, gal do tarakonų ten pripuršta, kaip panašiai kaip Filipinuose, rimtai toj hatoj, kur nuomavomės. Kavinė ne kažką, labai blogas kvapas. Tai kaip dar joje valgyti, jeigu šitaip dvokia. Tai liūdesys. Atvarėm į to miestelio centrą, vėl užmiršau, kaip vadinasi, Liubovka. Tai negi jisai turi tik tą vieną kavinę smirdančią. Tai žinokit, labai blogas reikalas su ta kavinė. Jeigu šitą Liubovka turi tik tą vieną kavinukę, tai aš net nežinau, kas ten galėtų eiti ir valgyti, nes ten tai baisu. O, pikarnė, cukernė, o tai... Bulkučių nori? Ne. Nu tai... O, pizzerija. Bet jinai uždaryta. Iš kur žinai? Čia tik saldumynai. Nu tai, saldumynai. Galėtumėm pasimti biškį... O, ir šita kokia, pasimti biškį bandelių įdomų šviežios.
Tai taip šviežia čia. Paimkim kelias, jeigu nebus, tai bent atemsim iki kažkur. Cinamono paimčiau Tai gerai, ir su makėm, su aguonam. Su aguonam. Šviežiai? Šviežia. Ok. Šviežia. Ne ta idėja. Aha. Pizzerija, vkusnaya pica? Kaip pasakyti skani? Смачно. Смачна пица in pizzerija? Pizzeria? Tam. Смачна? А тут и нет? Tutaj? А где там? Nesakykit nieko, jau su tom bandom, žinokit, kiekvienoj kelionėje apsirijo aš tų bulkų ir grįžtų namo ir vėl sportuoju, ir vėl stengiuosi maitinti sveikai, ir vėl tik į kelionę, ir vėl bulkos. Man atrodo, aš niekada nenumesiu nei kilogramų, Dieve padėk man. Pizzeriją dėja radom, bet dėja jinai nedirba nuo 15 iki 19 valandos, jinai uždaryta. Tai, o dabar yra 4. Toks tas miestelis. Atėjom į vietinį Liubavkos prekybcentrį. Rūkytų dešrelių yra. Nes galvoju, mėsos vis tiek norisi. Imsim rūkytą kažkokią dešrelę. Mačiau, čia agurkų buvo? Jo. Agurką kokį. Paduonas, pažiūrėt, gal yra mažiuko ar kokį bandelį, žinai. Apsispręskit, ką perkam, o paskui jau laikit. Man tai kokias paimsiu, aš tokias valgysiu, tu mane žinai, Andriu. O, šitie kokie pigus. Priėmiau mums visiems šitų dalykėlių. Ir dabar pasimsim dešros, porą mangų, ane? Imk. Dar porą mangų paėmiau ir einu pažiūrėti duoną. Andriau, tu išrinksi, ne, tą dešrą kokią? Dabar einam dar pasimsim kelis agurkus. Aš nežinau, 3 agurkus ir gal 3 pomidorus. Neįsivaizduoju. Ir ką, ne ką blogiau negu kaviniai, dar turėsim ir tyrelių, ir vakarui. Mano brangiausias renkasi gėrimus. Gal sulčių pasimk? Imam sulčių, žodžiu. 5 zlotai 40, tai čia gaunasi virš euro, ne biški? Žiūrėk, didelis feiris kainuoja tik 13 zlotų, tai 2 su biški tik euro, tai pigiai. Kalački norėsiu. Dieve mano, viskas, išveskit mane iš čia. Aš irgi negaliu nieko daryti, nes aš darau kontentą jums, tai va, gavau nuplautą agurką, dabar laukiu, kol Gustė man duos bandelę, o Andrius dešrelę. Mes jau Čekijoje. Čia ką? Va, ką tik aplenkė mumis. Apleisti. Va, šitą audinę gražiai lėkė mumis, aplenkė ir kitą. Aplenkė vos spėjo įsirikiuoti, iš prieš atvažiavo, kažkodėl nefilmavau. Nes, jo, pavojingai manevruoja jinai. Kai sakoma, nėra reikalo lakstyti, kelias siauras iš tikrųjų. Gal žino vietinės kelią? Tai gal ir vietiniai žino, bet nežinai, kas iš priekio atlieks koks durinius Andrius. Privažiavam dar vieną čekišką miestelį, Babę ar kaimuką ar miestelį, nežinau, Babę. Babytė, žodžiu. Keleliai, tai dieve, vieškeliai, arklių keliai. Tikrai siauri. Tai net nežinau, kokie šios kelionės privalumai iš tikrųjų. Kai važiuoja atostogauti, viskas įskaičiuota, tai ko gero poilsio daugiau, čia labiau paprasti. Orai irgi neypatingai džiuginantis, bet dar tikiuosi pamatyti daug gražaus, pavyzdžiui, Prahos senamiesčio. Labai daug dedu vilčių į Austriją ir Zakopanę, o Varšuva irgi patiko. Tai nežinau, kiekvienam savo matyt, reikia biški taip pakeliauti. Atvykom į savo viešbutį ir dabar bandysime eiti į kambarį.
Mūsų kambarys yra 3 aukšte. Čia yra registratūra. Vienai nakčiai gavome iš tikrųjų pastatyti mašiną čia, vidinėme kieme viešbučio. Kitą naktį mūsų mašina stovės kažkur už 1,5 kilometro nuo viešbučio. O gal 3 aukštas, 8 kambarys. Žodžiu, gal ir tikrai 8 aukštas. Laukiam lifto, nes mes netam aukšte išlipom. Pasirodo, mūsų aukštas ne 3. Mūsų aukštas yra 8 ir 3 kambarys 8 aukšte. Einam į 8 kambarį. What the fuck? Ar tikrai čia tas raktas? 3 reikia bandyti. Nu ne. Bandyk 3. 3 mūsų yra 8 aukštas. Vietų. Aš nežinau, trūksta žodžių. Nu, kažkaip susiruošėm šitam mini kambarį. Iš tikrųjų, kur mane klaustrofobija muša. Eisim į Prahą. Vietoje čia apsivaikščiot, pasieškosime karšto maisto kažkur. Nes, kaip žinote, pietų šiandieną valgėm tiesiog dešras iš parduotuvės. Ir ką jau dabar iš tikrųjų 8 vakaro beveik. Nemokamai galima. Tai paskui eisiu prisėsiu prie kompiuterio ir suredaguosiu Turim vakarykštį video iš... Jo, paskui pakalbėsim iš Varšuvos. O rytoj varysime į Prahos centrą. Va čia mūsų viešbučio įėjimas, Una Praha vadinasi viešbutis. Nelabai kažkoks, ekonominė klasė, sakyčiau, viešbutis gan apleista ir viskas sena, reiktų jau remonto. Kambariai maži, galit pasižiūrėti, va, ir pats pastatas jau toks senas. Iš tikrųjų dabar tai einam, kur akis veda, nes mūsų viešbutis yra 9 km nuo centro, tai tiesiog dabar vietoje einam, gal rasim kažkokią kavinę ar bariuką, kur galėtumėm pavalgyti. Tai nežinau, kiek mes čia pasiruošę nutolti. Gal 2 km, gal 1,5. Kažkokį ratelį apeisim po rajoną. Žiūrėkit, koks madam čia sėdi, laukia savo šeimininko, ne? Laukia, liūdi tu. Liūdi, bedrau. Esam grinai gyvenamųjų, miegamųjų namų kvartale. Nežinau, kur čia bus ta sušinė, ar kas čia, kur mumis Gustė veda. Tai atėjome tokią visai jaukią kavinukę. Aš užsisakiau lašišos su saldžiom bulvytėm. Gustė užsisakė suši. Tarnaitė laukia. Andriukas užsisakė... Ką tu užsakė, Andriu? Žodžiu, kažką jisai užsakė, vištieną. Parodysim jo. Ir užsakėm kokteilių, Gustė užsakė maitai, aš sakiau mojito, Andrius rojališką Havajų kokteilį. Tai žiūrėsim, kaip čia pati kavinė atrodo iš tikrųjų labai gražiai. Tai vietnamietiškas restoranas, turbūt net jau ne kavinė, nes, šiaip kavinė, ne restoranas. Restorane būna staltiesė, stalai patiesti. Tai vietnamietiškas, dailus ir, sakyčiau, netgi dirba vietnamietis berniukas pats, tavrasme. Jo, jie visi. Tai visai dailiai atrodo, daug žalumos ir už mūsų čia daug žalumos. Ir tikiuosi, kad bus labai skanu, nes vertinimas kavinės šiaip nėra blogas, 4,6. Žiūrėkite mano vyrą, va. Nusišypsok, Andriu. Ir žiūrėkite šitą reklaminį berniuką, kurį tik atėjus iškart krito į rankas, į akis. Į akis ir į rankas ir į širdį. Grinai, kaip mano Andrius atrodo, va. Ir sutiktų man tokį dvynį. Tai, žodžiu, sakiau, lašiša kainavo apie 15 eurų, atrodo įspūdingai. Ragausim. Gustės sušiai, jinai jau jos ryja. Kiek sušiukai apie 17 eurų. Tai skanus? Skanus. O Andriaus? Andriau, tau skanu? Kiek tavo kainavo? 12 eurų. 12 eurų, tai va. Grįžom namo po vakarienės, vakarienė buvo labai skani ir šiandien jau diena baigėsi, iš tikrųjų jau 10 vakaro, eisime ilsėtis, nes rytoj laukia
Rytoj laukia visa diena Prahos centre ir senamiestyje. Tai va. Gero vakarėlio ir jei patiko videosas, spauskite subscribe ir laiką, žinoma, nepamirškite.